Petras tarė Jėzui, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Melsk ir melsk. Šventai komunija, sustiprinęs viešpatie ir toliau vadovauk mums bažnyčioje, kad išpermingai laikydamiesi šio duonos laužymo ir apaštalų mokslo visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kaip gražiai, nuoširdžiai, brangiai pasimeldėm, kiek buvo einančių prie šventos komunijos, prieš suteikdamas palaiminimą po šventųjų mišių. Noriu pakviesti visus dalyvauti ir sutvirtinime. Sutvirtinimą teiksime šventoriuje. Būtų mano prašymas, kad šventoriuje užlaikytume šventą tylą, kad nebebūtų prekiaujama, kad visi, kurie dalyvauja, sueitų arčiau, pasimelstų kartu į šventąją dvasią. Tie, kurie nori būti sutvirtinimo tėveliais, turi patys būti priėmę sutvirtinimą. Pasitaiko, kad jauna mergelė ar bernelis pirma būna sutvirtinimo tėvais, paskui bėga patys susitvirtinti. Šitaip negalima. Pirma reikia patiems gauti sutvirtinimą, tik po to galite būti sutvirtinimo tėvais. Sutvirtinamieji turi turėti klebono kortelę sutvirtinimui. Daug dabar pasitaiko, vaikučiai suaugusi ateina prie sutvirtinimo neturėdami kortelės arba su kortele pirmajai komunijai. Jeigu kurie neturėtume, ar būtumėt namuose palikę, toj pat turit kreiptis į kunigą kleboną, kad jis sutvarkytų reikalą, išrašytų naują kortelę. Dabar jau yra griežta tvarka, norime pagal korteles atžymėti, kas yra priėmęs sutvirtinimą, kas dar jų nepriėmęs. Paskui sutvirtinimo metu tėvelių pareiga uždėti dešinę ranką ant dešinių peties. Jeigu turi kelis vaikelius, nereikia jų išskirstyti ir paskui bėgioti. Visus tris iš eilės reiks sustatyti. Suspėsit uždėti ranką dešinį ant vieno, paskui ant antro ir ant trečio, kol aš suteiksiu sutvirtinimą. Sutvirtinamieji turi pareigą po patepimo į kaktą kryžiaus ženklo aliejais kiekvienas balsu atsakyti amen. Ne visi sugeba tai padaryti, užmiršta ar išsiblaško. Todėl tėveliai padėkit po patepimo kryžiaus ženklo į kaktą atsakyti balsu amen. Kad aš girdėčiau balsu, tiek maždaug pastabų. Dabar su meile teikiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Teesie pagarbintas viešpaties vardas. Tepadeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Tepalaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen. Telydi jūs viešpaties malonę. Dėkojame Dievui. Ir dar prašymas, kad tikiuosit, ties neskubėkit, visus sutvirtinsiu iš karto, bet kad nebūtų ne vieno vėluojančio, iš turgaus ar iš kitur, kad nereikėtų paskui po vieną. Visus iš karto.
Štai brangi, ypatinga šiandien tai yra ši akimirka. Šiandien mūsų veiduose šypsena, džiaugsmas, galbūt ir meilė mūsų aukščiausiam, mūsų žemgėdė prezidencijai. Todėl norėčiau pakviesti dabar, kurie sveikysite, labai prašyčiau gražiai pagalbai visą tai išreikšti. Prašau. Uždėkit žiburus, kad tamsą nuodėmingą naktį, rungtis ir vėl nepraeitų, Betliejaus kūdikis neradęs šilumos, ant delio prisiglaus. Uždėkit žiburus, uždėkit žmonės žiburių širdžių, uždėkit meilės ir gerumo, jautrumo, broliškumo liepsną. Paduokite vieniems rankas, kad vėl sušiltų širdis, kad brolį žemėje pažintų. Juk nelaimingas tas, kuris nežino, kad jam ramybė ir palaima neša, kuris užmiršęs, ką tėvai brangino, aukščiausiojo malonės neprašo. Mylėti Dievą, o ne žmonės, daryti gerą nuodėmės bijot, padėk man gauti tas brangias malonės, neleis jaunystės, klystkeliais klajot. Palaimink Dieve šalį, palaimink mūsų namus, juk tavo meilė visagalė, palaimink ir žmonės silpnus. O Kristo mūsų maldos, apginti, globoti priglaus, žemės duoną kartu, suteiki malonę dangaus. Suteik mums viešpatie malonę, kreipiuosi į tave maldą, nekaltintų protėvių pagonių, kad jie tikėjo dievišką tautą. Palengvink Kristaus dvasios kančią, prikelk iš metų nuodėmės, kaip sunkiai gėrim taurė karčią, ištroškę meilės kilnesmės. Tu prie savęs kvieti mažosius, ir paslaptis maldos gili, dangaus šviesa dalį gerėtis, jau amžinai šviesų šaly. O kryžiai Lietuvos, sudeginti, sulaužyti ir vėl atstatyti, jūs nepalikit niekad mūsų krašto, tėvų sodybų, klonių, akelių. Turėsime prieš tą kepurę mes nukelt, ir tyliai žodelius ištart, garbinam tave viešpatį Jėzų Kristų, išlovinam tave, kad per šventų kryžių atpirktai pasaulį. Palengvink Kristaus dvasios kančią, prikelk iš metų nuodėmės, kaip sunkiai, kad vyščios akys visados taip šviestų, visiems vaikams šiandieną to meldžiu, mylėti Dievą ir tėvynę, namus gimtuosius papročius tėvų. Tu karalius amžinai, Dieve kūdikis žmogaus, tu mums laisvę grąžinai, gink ir veski lig dangaus. Kartais mums būna tamsu, nežinau kur žingsnis, tada tikėjimas, jog tu Dieve esi, nušviečia mums gyvenimo kelią. Nekartą mums būna sunku, pavargsta, nuliūsta. Tada tikėjimas, jog tu Dieve, mūsų tėvas esi, palengvina gyvenimo kelią. Nekartą mums būna baugu, pavojai minga. Tada tikėjimas, jog tu Dieve esi, prie mūsų budi, mus tvirtini gyvenimo kelyje. Nekartą mums būna pikta, kerštaujant, rūstaujant. Tada tikėjimas, jog tu Dieve meilė esi, mus daro kantrius ir gerus tarp gyvenimo judesių.
Ir kai džiaugsmas laimė aplanko, kai kelias nušvinta, jėgos sugrįžta, meilė atbunda. Tada tikėjimas, jog visas gėris iš tavęs, o Dieve, mus skatina dėkoti, mylėti ir vėliau dalytis. Duok Viešpatie mums visiems didžiąją tikėjimo malonę, kad į pasaulį save ir tave, Dieve, žvelgtų netikėjimo akimis. Išlaikyk Viešpatie mumise didžiąją tikėjimo malonę, kad jį vestų, skatintų, grūdintų mus per visą gyvenimą iki amžinybės tavo prieglobstyje. Tegu šis 200 mūsų bažnytėlės jubiliejus būna nepaskutinis mums. Mielas ir gerbiamas Jūsų Ekscelencija Vyskupe, gerbiami svečiai, brangiai Litvinų parapijos gyventojai. Aš čia gyva, o ko jums darė žemė. Aš čia gyva, sūnau, ar nematai? Aš čia gyva, parenkė studenį, atsiliepė dangaus tautai. 200 metų gyva mūsų tėviškės parapijos miela bažnyčia. Čia susirinko, drįstu sakyti visi tėviškės vaikai. Ne šiandien švenčiame brangią šventę. Susirinko daug svečių, kuriems brangus dirbkimo kraštas. Daug matė mums visiems brangus Dievo namai, bet išstovėjo, niekienų nepaliesti, praūžė karo audros, bombų sviediniai, 50 sovietinių persekiojimo metų, o jie išlaikė. Šalia karo metu buvo karo ligoninė, skrėjo sviediniai, bet į mūsų Dievo namus niekas nepasikėsino. Nepavertė sandėliais, kaip daugelį Lietuvos bažnyčių. Tai buvo, nebe jūsų, mėly parapijos žmonės, nešantis tvirtą tikėjimą iš kartų į kartą, nebe jūsų seneliai ir proseneliai. Nebe šventų Dievo namų, nenutolo nuo Dievo ir jaunoji karta 50 metų varomų iš bažnyčios. Reikia tikėtis, kad praeis dar ne 100 metų, o mūsų bažnyčias stovės, kaip ir iki šiol, bus brangiai ateinančių kartom. O mes būsime ištikimi jos vaikai. Pradėjau tarnauti gražiųjų žodžiais norėčiau ir užbaigti. Kai skausmo ašaros mirgėjo žiburėliai, ar tu ten meni, ar tu ten Lietuva. Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių atsiliepė, aš čia gyva. Dabar prašysim pakalbėti mūsų svečių, gal ne svečių, rajono šeimininkas, gerbiamas meras Zitas Podolskis. Didžiai gerbiamas Ekscelencija, aukštieji Telšių vyskupijos dvasininkai, gerbiamas klebone ir gerbiami dikieniškiai. Sveikinu tos brangios šventės 200 metų sukakties proga. Turiu garbės perduoti jums sveikinimus Šilalės rajono savivaldybės tarybos, tos tarybos, kurią jūs patys išrinkote. Turiu garbės perduoti Tėvynės sąjungos valdybos pirmininko Gedimino Vagnoriaus ir mūsų Seimo narės Elvyros Kunevičienės linkėjimus. Jie šiandien negalėjo atvykti jūsų pasveikinti, bet prisakė man, pasveikinkite tuos dorus, gerus, darbščius žmones. Prabėgo 200 metų. Mes stovim šventovėje. Ar juntam, kad tai yra uola Švento Petro, kuri atlaikė karus audras? Kas šiandien suskaičiuos, kiek čia kūdikėlių pakrikštyta, kiek čia į paskutinę kelionę palydėta, kiek ašarų nubraukta, o svarbiausia, kiek šventų mišių paaukota, kiek tvirtybės ir stiprybės duota žmonėms. Ar matom, kad prieš mus bažnyčios vėliava ir tautos vėliava, kad jos yra kartu, kad ta stiprybė, ta galybė, ta Dievo dovana yra kartu. Ir teisus mūsų Vincas Kudirka, išlaikęs tavo sūnus te stiprybės senas. Ir tas 200 metų jubiliejus, tas sukaktis, mėly dikieniškiai. Jūsų vardas didelis kiemas, tikrai mums labai brangiai. Aš iš viso širdies jums linkiu gausaus, didelio derliaus, geros, didelės santarvės jūsų namuose, didelės sveikatos,
visko labai daug, būkime visi kartu. O pagerbdamai norėdama padėkoti Jo ekscelencijai, kad pagerbė mūsų kuklę, bet tokią tvirtą ir gražią parapiją. Aš Telšių kunigų seminarijai, Žemaičių atkurtai seminarijai noriu padovanoti ne 200 metų sukaktį turinčias knygeles dvi, bet 100-metį turinčias knygas. Seminarijai, manau, jos pravers. Ir dovanodama tikiu, kad netoli tas laikas, kai Žemaičių atkurta seminarija dovanos kunigą ir Dykinų parapijai, tik mes dykieniški žmonės turime patys to siekti ir turime auklėti vaikus, kad būtų ką pasiųsti kunigų seminariją. Visiems nuoširdžiausiai linkiu Dievo sveikatos. Rektoriau. Gerai, aš galiu pamatyti. Labai ačiū, brangiai, labai ačiū. O čia labai brangios knygos. Labai, rektoriau, pasirodyk, a? Dabar po tokių gražių sakymų ir žodelių, gal sugirdokime į ekscelencijai, 903 į Žemaičių vyskupui, iki 203 ilgiausių metų. Paveskime Jo ekscelenciją, mielus svečius, parapiečius, Marijos globai. Pažiūrėkime Dievo motinos dieviškos meilės, stiprybės ir šiuose istorijos puslapiuose, kada visi šimtme dėkingi ne tik ateinančios kartų dvasioje, kad Kristus tikrai būtų dėkingi šiuose gyvenimo akimirkose. Likia Marija, Marija. Oh
Tai brangieji, mes atėjome šiandien nusilenkti savo senoliams, tėvams, kurie amžiams atgulė šventoje savo žemelėje po savo sunkių ir dramatiškų gyvenimo akimirkų. Jie mums perdavė gyvą tikėjimą, jie statė bažnyčias, mylėjo Dievą, ypač mylėjo savo kraštą tėvynę Lietuvą. Todėl išreiškime šiandien pagarbą į savo tėvynę Lietuvai, prašykime jos, kai jie išliktų didingą ir ateinančiose kartuose. Baigiame kalbėtis, labai prašytume, kad ir tie, kurie prekiauja, tyliai prekiautų, kad nekliudytų. Vaikučiai turi būti susirikiavę petys prie peties, kad nebūtų ne mažiausių tarpelių. Čia reikia arčiau altorėlių, pereikit, kad būtų prie pat altorėlių. O čia kurie sutvirtinimui. Ateikit, prašau, ateikit. Gerai, būkit. Pirmoj vietoj petys prie petys, pereikit. Kad nebūtų dviejų eilių, kad nebūtų už nugarų ne vieno. O sustatykit, kad visi turėtų korteles. Labai ačiū. Dabar, kai pradėsim teikti sutvirtinimą ir fotografai, tvarkdariai, visi nutyla, tyliai meldžiamės į šventąją dvasią, kad jau, jeigu koks svarbus reikalas tyliai, be jokių garsų, kad netrukdytumėt sutvirtinimui. Brangiai pradedame.
vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Melskimės. Suteik visagali gailestingasis Dieve malonę, kad Šventoji Dvasia atėjusi apsigyventų mūsų širdyse ir padarytų ją savo garbės šventovę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar atnaujinsime šventojo krikšto įžadus. Į klausimus balsu atsakysite. Ar atsižadate piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių? Atsižadam. Ar tikite Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikime. Ar tikite Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, gimusi iš mergelės Marijos, nukankintą ir palaidotą, o paskui prisikėlusi iš numirusių ir sėdinti Tėvo dešinėje? Tikime. Ar tikite šventąją dvasią viešpatį gaivintoją, kuris sekminių dieną nužengiant apaštalų, o šiandien jums susvitkumo sakramentu bus suteikta? Ar tikite šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną įgyvenimą? Tikime. Tai mes tikime. Toks yra bažnyčios tikėjimas, kurį išpažinti garbingą Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje. Amen. Broliai seserys, melskime visagalį Dievą Tėvą, kad šitiems savo vaikams, krikštu jau atgimusiems amžinajam gyvenimui, teiktųsi atsiųsti šventąją dvasią, kuris sustiprintų juos gausiomis dovanomis ir savo patepimu padarytų panašius į Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Visagali Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, tu krikštų vandeniu ir šventosios dvasios galia išvadavai iš nuodėmės vergijos šios tikinčiuosius ir atgimdei juos malonės gyvenimui. Dabar, o viešpatie, atsiųsk jiems šventąją dvasią globėją, duok jiems išminties ir supratimo dvasios, patarimo ir tvirtumo dvasios, žinojimo ir maldingumo dvasios. Pripildyk juos pagarbius tau baimės dvasios. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dešinės rankas ant dešinės peties. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Giedriau Jonai. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Eva Marija. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Kęstutis Jonas. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Andriaus Stanislavai. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Martina Jantanas. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Silva Kristina. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Aušra Viktorija. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Jurgita Ineta. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Egidijau Jonai. Priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Vitalijau Petrai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Aurima Jantanai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Ona Monika. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Viktorija Marija. Priimk šventosios dvasios dovanų Ramona ženklą. Izidoriau. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Antaną Jonai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Alina Janina. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Žydrūnė Gabrielė. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Egidijau Lukai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. 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 Inga Jeva. Priimk šventosios dvasios dovanų Rasa ženklą. Ona. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Vitalijau Jonai. Priimk šventosios dvasios.
Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Vincentą Juozapai. Priimk šventosios dvasios dovanų Remigijau ženklą. Juozapai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Petrai Vladislavą. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Šarūną Juozapai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Kestą Jonai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Vaida Marija. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Tomai Jonai. Priimk šventosios dvasios dovanų ženklą. Dėmesio. Dabar prašom, tėveliai, kol kas pabūkit vietoj, sutvirtintieji teisė čia prie laiptelių, mažieji į priekį, kurie 2 metrų iš toliau. Prašom, arčiau. Čia prieš mano akis, kad matyčiau. Ateikit visi ir tėveliai dabar. Ir tėveliai. Confirma hoc Deus, quod operatus esi nobis, a templo sancto tuo, quod est in Jerusalem, gloria Patria Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confirma hoc Deus, quod operatus esi nobis, a templo sancto tuo, quod est in Jerusalem. Broliai seserys, nuoširdžiai pasimelskime visagaliam Dievui Tėvui. Vieninga tebūna ši mūsų malda, kaip vieną tikėjimą, viltį ir meilę mums įkvepia jo šventoji dvasia. Į kreipinius atsakysite, meldžiam tave, išklausyk mūsų viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už tikinčiuosius, kurio šiandien sutvirtino šventoji dvasia, kad gyvų tikėjimo ir veiklia meilė jie visuomet liudytų viešpatį Kristų. Meldžiam tave, išklausyk mūsų viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už tėvus ir globėjus, kad tuos, už kurių tikėjimą jie laidavo, žodžiu ir pavyzdžiu nesiliautų skatinę žengti Kristaus praminto taku. Meldžiam tave, išklausyk mūsų viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už jo šventąją bažnyčią, draugė su šventojo tėvu Jonu Pauliumi, mūsų vyskupo Antanu bei visais vyskupais, kad ji šventosios dvasios globojama, tikėjimo ir meilės vienybėje, augtų ir klestėtų, kolei vėl ateis viešpats. Meldžiam tave, išklausyk mūsų viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už visą pasaulį, kad visi žmonės, būdami vieno kūrėjo ir Dievo vaikai, be rasės ir tautybės skirtumo, suprastų esą broliai seseris ir nuoširdžiai siektų Dievo karalystės, kuri yra taika ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Meldžiam tave, išklausyk mūsų viešpatie.
Viešpatie, tu savo apaštalams davei šventąją dvasią ir norėjai, kad jie ir jų įpėdiniai perteiktų ją kitiems tikintiesiems. Išklausyk mūsų maldas ir suteik malonę, kad Evangelijos skelbimų pradžioje apsireiškęs tavo gerumas ir dabar išsilietų į tikinčiųjų širdis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Savo maldavimus brangiai užbaigsime visi kartu melsdamis, kad viešpats Jėzus Kristus mūsų išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teeina tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, ir gelbėk mus nuo pikto. Amen. Palaikyk, o Dieve, tai, ką jau esi mumise nuveikęs, ir išsaugok tikinčiųjų širdyse šventosios dvasios dovanas, kad jie nesigėdytų išpažinti pasauliui nukryžiuotą į Kristų ir nuoširdžiai laikytųsi jo įsakymų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tebūna jų malonė bei ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir tavo ganytojau. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Dabar jo ekscelencija mūsų vyskupas pašventins jūsų įsigytasias devocionalijas. Yra šventinami rožančiai. Šventinami škaplieriai. Šventinami medalikėliai. Šventinami maži kryželiai. Šventinami religiniai paveikslėliai. Šventinamos maldaknygės ir kitos devocionalijos. Baigiam teikti sutvirtinimą. Aš prieš sutvirtinimą klausiau kleboną, ar nepavargo vaikai. Jis sako, mano vaikai nepavargsta. Iš tikrųjų neužmušamas yra pajūri klebonas ir vaikai jo taip pat neužmušami. Aš dar noriu, vaikučiai, jums pakalbėti, nenoriu jūsų gyvų paleisti. Paliksiu aukščiau. Dėl kad esu nedidelis. Ar matot man dabar? Matot. Ar turėsit kantrybės paklausyti? Ačiū jums. Aš nežinau, brangus vaikučiai ir suaugusieji, kurie priėmėt sutvirtinimą, kaip jūs mokytės poterėlių, kaip laikėte egzaminą. Galbūt ir mama augino kalakutą klebonui, nešė, kad klebonėlis nebūtų griežtas, kad lengviau praleistų. Kaip ten bebuvo, jūs išlaikėte egzaminą, gavot sutvirtinimą. Bet negalvokit, brangiai, gavom sutvirtinimą, dabar galim laisvai pagyventi pauliuoti. Visai ne. Jūs tapo dabar pilni katalikai, Kristaus kareiviai. Ir aš jums noriu pasakyti, ką jūs privalo daryti. Aš žiūriu jūsų akėlės ir galvoju, vaikai, berniukai, vyrai, kas iš jūsų bus po 10-15 metų, kai jūs bus su ūsais? Ar jūs busit rimti vyrai katalikai, dori lietuviai patriotai, ar gal busit nuskusgalviai, eisit naktimis plėšikauti ir paskui jūs šaudys, nuteis sušaudyt, nedaug Dieve, kad ne vien tokį nebūtų. Aš norėčiau, kad berniukai jūs būtumėt labai geri, kai kurie kunigėliai, kai kurie daktarai, kai kurie mokytojai, jeigu žemdirbiai, bet tikri lietuviai patriotai, mylintys Dievą ir tėvynę. Mergelis, kas iš jūsų bus, kai jūs užaugsit? Ar jūs busit rimtas lietuvaitis, o gal busit pamaivus, visgės, pliuškės? Tokiais trumpais sijonėlės, nedaug Dieve. Dava, kokia mada. Aš kartais sakau, mamos,
atvažiuokit pas mane Telšius, aš turiu nupirkęs iš maščio medžiagos, nors po 10 centimetrų. Vaškai, prisiūkit. Nu tikrai, mergelis, auksit, būkit rimtas, būkit geras, tikrus lietuvaitis, būkit tikrus patriotis. O ką jūs turite daryti, kad būtumėt geri? Vieną berniuką nuvežė ligonį, sunkiai sirgo ir buvo prie mirties. Jam turėjo būti padaryta sunki operacija. Kada gydytojai vežė į operacinę, kada guldė ant stalo, jis visų savo liesų kūnelių drebėjo, jis mirti bijojo. Ir chirurgas jį ramino, sako, vaikeli, tu nebijok, sako, mes tave užmigdysim, o kai tu atsibusi, tu būsi sveikas. Berniukas išgirdė žodžius, kad jis turi būti užmigdytas, pašoko ant operacinį stalą, atsiklaupė, sudėjo gražiai rankeles maldai ir labai gražiai persižegnojo. Padarė didelį kryžiaus ženklą ir balsu sukalbėjo poterėlį, kurį motinėlį buvo išmokęs. Jis pasakė, jeigu aš turiu užmigti, tai prieš užmigdamas, mamytė man sakė, visada turi sukalbėti poterėlį. Kaip yra jauniai draugai pas jūs čia Didkiemy, Pajūrį, kitur, čia apie šitos kraštus, ar kalba pas jūs kas poterėlis? Labai nedrąsiai atsakėt, labai nedrąsiai. Ir taip visi vaikai, kur važiuoja po visą Žemaitiją, labai nedrąsiai atsakė. Vienas berniukas klausė, sako, kalba, taip kaip jūs. Sakau, kada kalba? Ar iš ryto? Vaikas sako, iš ryto niekas pas mus poterėlį nebekalba. Sakau, turbūt vakare kalba. Sako, ir vakare niekas pas mus poterėlį nebekalba. Kada kalba, klausė nustebęs. Sako, kai perkūnė užeina. Kai pradeda žemė drebėti, kai nelaimė kokia, tada jau mama sako, vaikai, kur padėjot rožančių? Ieškokit rožančių. Kalbėkim poteris, kad perkūnas neįtrentų, kad tėvelis nenumirtų. O jeigu nėra nelaimės, tai Dievų nereikia. A gerai taip? Ne. Ar pasižadat, brangiai, kalbėti poterėlius rytą ir vakarą? Ar pažadat? Ne. Pakelkit rankeles, kad kunigai, klierikai, kad visi matytų. Pakelkit. Vyrai, mergelis, aukščiau, aukščiau, drąsiau. Dar aukščiau, jeigu galit. Žiūrėkit, visa Lietuva mato. Jaunimas, būsimoji Lietuva žada kalbėti poterėlius. Ačiū, nuleiskit, kad nenuvarktumėt. Ar matė tėvelė? Žiūrėkit, jeigu brolis atsiguls nesimeldys, ritinkit iš patalo. Sakau, kaip tu atsigulėjai poterėlį nesukalbėti? Ir tėveliui pasakyk, tėvelį, reikia pasimelsti. Kad ir trumpai, kad ir nuvargęs esi, reikia brangiai. Ir rytai ir vakare. O prieš valgant, ką reikia padaryti? Persižegnuoti. Gerai, o pavalgius? Taip pat persižegnuoti. O vandenėlių, kai nori atsigerti? Nu jau, nebereikia. Tas jau būtų gal per daug. Bet jau prieš valgį, pavalgį, žemaičiai lietuviai visam žegnojus. Eikim toliau. Ką jūs veiksit sekmadieniais? Eisim į bažnyčią. O klebonas iš Mankštėnų, jūs žinot, kaip atsakyti. Gerai, bravo. Bet ar jūs tikrai eisit? Tikrai. Tikrai. Gerai, o jeigu tėvelis negalės, mama sirgs, lovelį gulės, a vien nebijosit? Ne. A jūs kunigų nebijot? Ne. O vienas vaikelis Klaipėdoj, kai aš buvau jaunas, kunigėlis bijojo. Ir aš jį vos prakalbinau, klausiu, kodėl tu tai bijai? Jis sakė, man mokykloje draugas vienas sakė, neik prie kunigų, sako, kunigai baisus, kunigai, sako, vaikus ėdus, sako. Sako, vaikams auselės lupinė. Ir tas vaikelis debėjo, manis labai bijo, paskui susidraugavo. O nebijokit savo kunigėlį, kai užaugsit didesni, sveikinkit visat pasveikin, suraskit reikalų, nueit paprašykit ar mamą kokį reikalą, kartu nueikit, palaikykit draugystę. Nedarykit taip, kaip telšiuos vieną mergelį. Prileidau aš ją iš komunijos prie sutvirtinimų, išaugau, aš einu gatvę, jį pamatė mane iš tolo, perbėgau kitą gatvės pusę, kad reikėtų sveikinti. O jau, matot, jūs taip niekad nedarykit. Gerai? Ar pasižadat sekmadieniais eiti į bažnytėlę? Pakelkit brangiai rankeles
dar aukščiau. Ar visi, šitaip, mato tėveliai? Ačiū, ant tėvelių rankų koks vyras kelia rankelį. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū tau, Angelėlį. Koks tu geras, tikrai kunigais būsi. Kunigėlės bus. Ačiū. Trečias dalykas. Kaip dažnai eisim iš pažinties? Kaip dažnai iš pažinties? Ar sunku buvo eiti iš pažinties? Nesunku. O kaip galvoji dažnai eiti? Praeis kiek laiko ir vėl eisit? Kas mėnesį? O čia gerai. Bet kažkas senis kažkoks yra, man taip lyg pasigirdo, tokį storų balsą, metus vien kartą. Gerai. Ne gerai. Bažnyčia apsileidėliams sako, jeigu esi apsileidėlis, eik iš pažinties nors vieną kartą metus. Tai yra apsileidusiems. O jūs eikit kas mėnesį. Jeigu jūs norite augti geri, kas mėnesį, kodėl? Jeigu retai eisit, užmiršit, paskui nemokėsit, bijosit, atsiras daugiau nuodėmių, nebenorėsit eiti iš pažinties. Viena mama telšiuos atsivedė sūnelį, vyras jau su ūsais už mamą aukštesnis, nieko nebežino. Žegnojas iš kairės, ar galima? Ne. Negalima. Paskui sveikinas man sako, labas klebonėlį. A gerai pasakė. Negerai. O kaip reikėjo? Bravo, jūs žinot. Toliau sako, atėjau iš pažinties paskutinį kartą. Aš persigandau. Sakau, kas atsitiko? Sako, nieks neatsitiko, taip knygelį rašo. A girdit mamus? Mamus, kurios apsileidžia vaikai, nebežino, ką sakyti. Toliau sako, Dievui nusidėjau, daugiau nieko nežinau. Aš jam sakau, sakyk savo nuodėmes. O jis man sakyk savo nuodėmes. Aš suprakaitau. Savo vaikutėlį, dabar tu turi man pasakyti savo nuodėmes. Jis sako, vaikutėlį, dabar tu turi pasakyti. Aš paskui sugalvojau. Sakau, sakyk, mamus neklausiau, katinėlį užuodegus patentau, ką nors atin atsimeni vaikas. Patliko iš paimbai, buvo visus prakaituotas. O mama buvo raudona kaip burokas. Girdit, mamas, apsileidėlį mamą. Taigi sutarėm, kas mėnesį, kurie žada keli rankelės. O mergelis visus keliat, kad įdomu. Ačiū, labai ačiū. Kas mėnesį? Dar ne viskas. Kaip yra su rūkymu? Tėveliai, tegu negird, jūs man tyliai sakykit, ar esat bandę kada traukti dūmą? Nenori tikėti, nors galvą nusukit. Dėl to, kad aš pats esu bandas. Piemenėlių būdamas, o toks kaip jūs dar mažesnis, piemenis mane sugundė, man sakė, Antanėlis sako, jeigu tu nori būti vyrus kaip reikiant, tu būtinai turi dūmą traukti. O aš labai norėjau būti vyrus kaip reikiant, stiprus, galingas, kad šitokius vyrus, kaip čia galėčiau ant menčių paguldyti. Ir aš susigundžiau ir tabakų neturėjom, paėmėm šluotų slapų. Suviniojame į laikraštį, tokį maždaug, kaip čia kur kalbu. Ir sutraukiau, žinot. Parvariau vakare bandą, amžinatelis mama išvėlė sriubą, konkolinę, žinot, kas yra. Žinot, žemaitukai, o skani sriuba, aš bandau, negaliu srėbti. Man akį žaižaruoja, burna dega, liežuvis dega. Ir aš pačiam Dievui, vaikučiai prižadėjau, nei burną neimti. Ir žinot, koks aš laimingas, ar aš gyvas esu? Gyvas esu, o daugus išlaidojau. Buvau stipresni, sveikesni už mane, labai pypkę traukė. Ir daugelį jų esu palaidojus. O aš dar galvoju gyventi, galvoju ditkėm atvažiuoti. O kada jūs būsite jau suaugę, nerūkyti, ar žadat nerūkyti? Na, man įdomu, ar vyrai kels rankelės. Vyrai, kurie gali keliam rankelį, keliam. Labai aukščiau drąsiau, nebijokit nė viens. Tikrai negailėsit, vaikučiai. Ačiū, gerai. Paskutinis prašymus. Kaip yra su išgėrimu? Ar gerai Lietuvoje? Ne. Labai blogai. Ar esat matę girtą vyrą? Esat matę. Bet girtus moteris nematėt. Ką? Esat matę. Jeigu matėt girtą moterį, viską matėt. Nėra bjauresnio vabalo kaip girtą moteris. Nedaug nėra. Ir aš esu matęs, negaliu užmiršti, koks baisus vaizdas. Jau vyras kaip pasigeria, jau baisu. Bet moteris, kai moteris pasigeria,
Tai vaikučiai, ar žadat, brangiai, kol jauni esat, nors nei burną neimti, nei rašalų, nei... Gerai, pakelkit rankelės, aš noriu, kad tėveliai matyt, aukščiau, brangiai, aukščiau, drąsiau. Ačiū. Dabar kreipiuosi su tvirtinimu tėvelius. Brangus tėveliai, kai kurie turėjot po kelis, jums brangiai kainuos, bet nepagailėkit litų. Vis tiek jie nuvertės greit. Nepagailėkit, nupirkit dovanėlį, kad mažiesiems būtų visam amžiui. Jeigu galit gražų paveikslėlį, a jūs mokėt rašyti? Mokam. Jūs savo rankelę užrašysit metus, mėnesį, dieną. Ir kur mes čia esame, žinot? Dirbkime. Gerai. O kas jums sutvirtina? Aš žinosit mano vardą. Kai mažas buvo Antanėlis buvo. Nu žinosit, užrašykit. Ir paskui parašykit, pasižadėjau, dvitaškis. A mokėsi dvitaškį parašyti. Paskiau pirmą, vienas taškas. Kalbėti poterėlius kada? Rytą. Antrą. Eiti į bažnytėlį kada? Sekmadienį. Trečią. Eiti iš pažinties. Kas mėnesį. Ir... Aha. Nu niek nesu. Kas mėnesį. Paskui nerūkyti ir... Negerti. Ar užrašysit? Užrašysit. Gerai. O paskui pažiūrėkit dažnai. Po kelių dienų, ar jūs vykdot pažadus? Vakarė, einant į lovelį, pažiūrėkit paveikslėlį. Ar jis ką pažadėjo? Ar jis neatsigulsit, nesimeldi? Rytmet eisit į mokyklą su krepšeliu knygų. Pagalvokit, ar jūs pakalbėjot poterėlį? Sekmadienis ateis. Tėvelis neeina į bažnyčią, mama turi darbų, o ar jūs eisit? Gerai, o paskui pamatys draugai, pypkę traukia. Ir jums sakys, jeigu tu nerūkai, tu kaip veršis voki, sakys. O jūs sakė, jie mok pasakyti, jeigu taip korė, o gudrus, ar jūs sugebėsit būti tvirti? Bravo, ir čerkutės, nekilnokit. Pamatysit, kokie laimingi būsit. Brangus tėveliai, man tiek jums brangus tie vaikai, kad aš nebenoriu iš jūsų išvažiuoti. Aš noriu dar kartą nusilenkti jūsų klebonui kunigui, kuris turi 3 parapijas ir jas gražiai aptarnauja. Mokytojams, kurie mokina poterėlius, tėveliams, kurie tokius gražius vaikus augina. Ir noriu dar duoti kelius žodelius pakalbėti Telšių kunigų seminarijos rektoriui, kuris čia turi būti klerikų, ar yra rektorius? Rektoriui, brangus. Tu ateik dar anksčiau, ar nori lipti pas mane? O čia į kėdę, da užlipti. Labai greitai ateina ta diena, kada vyksta egzaminai Telšių kunigų seminarijoje. Tie, kurie yra baigę 9 klases ir yra tikrai dori, geri jaunuoliai, kurie myli ir Dievą, ir tėvynę ir nori pasirinkti kunigo kelią, Liepos 12 dieną, 11 valandą egzaminai. Priimame į mažąją seminariją jau baigusius 9 klases, kurie yra baigę 10 klasių į 2 kursą, o 11 klasių į 3 kursą, kurie yra baigę vidurinę mokyklą ar tolygę viduriniai mokyklai, jau į didžiąją seminariją, į 1 filosofinį kursą. Pasakykite ir kitiems. Labai ačiū. Rektorius labai gražiai paragina, berniukai galvokit. Aš žiūriu jūsų akelės, iš jūsų gali būti gerų kunigų, o jūs mergelis netrukdykit berniukams. Jeigu jau jie sugalvos būti kunigėliai, stegu eina, ieškokit kitų jau. Ten iš Šilalės ar iš Tauragės važiuokit toliau, iššokis. O jūs paskui berniukai turi tokie būti. Rimti, nerūkyti, negerti, būti pasiaukojantys. Tokie lepūnėliai, mamos vaikelė netinka į kunigų seminariją, kurie labai išlepia, kokie apždyki labai, o reikia gerų vyrų. Brangiai reikia atsisveikinti, gaila palikti didkiemį. Sako, buvo 70, ačiū Dievui, važiuojam po visą Žemaitiją, po visas parapijas, turim 60 su viršum aplankyti.
labai gražiai juda, o tikintieji auga nauja karta, jaunoji Lietuva. Garbė Jėzui Kristui. Sudie, brangiai, būkit sveiki. Jeigu net pažinsit savo vaikų, imkite iš eilės, vežkitės. Ir sudie. Ačiū. Kas norit važiuojam tiesiai į seminariją? Maistas veltui. Jeigu tik aš priauginčiau jums, priauginčiau. O gal čia iš vyrų saugosi galim pasirinkti. Barzduotų tokių. Ačiū. Jeigu galima, norėtų čia. Noriu paspaudyti. Gerai. Aš čia gyvenu. Ar nepriimsti į Tauraitį? Gerai, Tauragiškį. Oi, koks čia namas. Nu, čia kažkaip mes kai išvažiuosim iš to namo, kai išvažiuosim. Dabar sako, čia nuostabų žmonės. Aivan, vandenis. Yra. Čia leivės, taip? Būtų šaunė. Taip. Bus brolis buvo Mečeslavas, ir pagrįstikų nedavarto. Darbušas, bet tik tarpu nebuvo paėgęs. Gal mes prieš karą. Gal, aha. Oi, gerai. Oi, kaip čia gerai. Širdis atsigauna. Kodėl jis taip? Atsigavo. Viskas nusitęsia, reiškia, A daugiau nieko nebuvo. į rugpjūčio mėnesį. Sakė, norėsiu grįžti. Pabūsim grįžti. Kudai atvažiavo. Ieškot, maras, matyti, yra ir